Martynai, tai programėlės turite, bet leiskite man trumpai pristatyti festivalio programą. Per 15 dienų mes žadame parodyti 14 teatrų pasirodys, iš viso 16 spektaklių. Festivalio atidarymas 8 dieną, 14 valandą, edukacinė programa jaunimui, Valentino Masalskio spektaklis Batų istorija, Klaipėdos jaunimo teatras. Po to tas pats Klaipėdos jaunimo teatras tikrai 17 valandą darys tokį oficialų jau atidarymą. Toks performansas gatvės, vadinsis Žinia. Na ir po to 18 valandą pirmasis festivalinis spektaklis, konkursinis, tai Kulkos virš Brodvėjaus, Panevėžio dramos teatras. Sekančią dieną Šilutės kamerinis teatras parodys spektaklį I Love You Marija. Po to 11 dieną Domino teatras Paskolinkite tenorą. 12 dieną Kauno kamerinis teatras, 2 dalių komedija pagal Moljerą Šikštuolis arba Melvo mokykla. 13 dieną Klaipėdos dramos teatras Lunačerskio Luna parkas. 14 dieną Nacionalinis Kauno dramos teatras Mūsų brangioji Pamela. 15 dieną Alytaus miesto teatras Šventmarė. 16 dieną Lietuvos rusų dramos teatras Ačiū Margo. 17 dieną Kauno mažasis teatras Laisvoji pora. 19 dieną Valstybinis jaunimo teatras Juoko akademija. 20 dieną Šiaulių dramos teatras Duonkepio žmona. 21 dieną Cezario grupė parodys spektaklį vaikams 13 valandą, Superagentas 00. Ir 18 valandą ta pati Cezario grupė parodys spektaklį Dar viena meilės staigmena. Na ir 23 dieną festivalio uždarymas, jau nebe konkursinė programa, aišku, prizų įteikimai, iškilmės. Na ir pabaigoje muzikinė išpažintis, miuziklas Pranašas, Kartokite myliu, kompozitorius Rokas Radzevičius. Tai tokią programą šiemet mums pavyko sudėlioti, na ir apie tai galų gale spręs Alytaus miesto bendruomenės gyventojai. Kaip mums pavyko ją sudėlioti ir tikrai jinai buvo įdomi. Dariau, tu visko turi. Turi peilį? Tai pora, tai brangioji, tai žmona, tai myliu, tai narė, tai žmona. Tai taip, žinokite, net kažkaip mes specialiai net kažkaip nedėliojome, bet taip susidėliojo. Ir iš tikrųjų, kai mes žvilgtelėjome, tai truputėlį gaunasi, na, tokio lyg tai mūsų aktoriai nesapasakė, lyg tai tokia vyriška logika to spektaklių ir vyrai gal rinkojo, bet čia, žinokite, mes tikrai nieko specialiai nerinkome, patys teatrai pristatė, bet taip kažkaip gavosi. Meilė yra labai juokingas dalykas. Nieko įvisi, nežinau, čia nebuvo sakyti. Tai gerai, vieną į kaušės ir viskas. Tai irgi meilė. Meilė be kulkų. Gal kažkokį klausimą? Taip, daug meilės, tokia jinai įvairi, matote čia ir